Sveiki visi, Ruslanas su jumis ir jūs esate Imuninė sistema kanale. Sveikinuosi su jumis iš Londono. Būtent šiuo metu ir turiu tokių ne visai gerų žinių. Žodžiu, pabrangino mums mumiją. Tai kai pabrangino aš, kažkaip dar susitaikęs buvau su tuo, kad tiek to, aš nieko nepakeisiu ir paliksiu tą mumijaus kainą tokią pačią. Kas atsitiko toliau? Toliau užsidarė kai kurie keliai, kurie buvo labai patogus, greiti ir atsidarė tolimi reisai. Ir mumijos keliauja mėnesį laiko. Plius mes ne visada gaunam tuos kiekius, kiek aš norėčiau, kad gautumėm. Ir tai nėra smagu. Bet dasidėjo visokie išmuitinimai, vatai, angliškai, lietuviškai ten PVM ir taip toliau. Dasidėjo krūvo reikalų ir krūvo mokesčių. Tai mumijos nuo šiandien yra 25 svarai Jungtinėje karalystėje, o Lietuvoje 25 eurai, plus siuntimo išlaidos. Tai tokios ne visai džiugios naujienos, bet infliacija tokia yra dalykai, kad pakeisti yra sudėtinga. Išbrango logistika, išbrango viskas. Žodžiu, tai aš minimaliai sudidinu tą kainą. Bet kas darotės kompleksus mumijų su akmens alieju, tai labai džiugi žinia, kad akmens aliejus nei vienu centu nebrangsta. Ir žinot kodėl? Todėl, kad aš išėjau į tiesioginį žmogų. Mes jau senai čia turim tą tiesioginį žmogų, bet gal aš neminėjau anksčiau savo praeituose video, bet jis turi sukaupęs per 20 metų labai nemažus resursus. Ir kai aš pasakiau, kad yra tokia galimybė, kad mes per mėnesį paimsim ten 1 kilogramą, gal ir daugiau, jeigu taip plėsis tas mūsų ratas, nes jau patys jūs dalinatės informaciją su draugais, su giminėms, su artimaisiais, tai imuninė sistema tai tikrai tokia šeima ir aš be galo laimingas. Tai tie resursai yra kol kas ir jie kiekvienais metais pasipildo, tai nėra tokio trūkumo. Nes su mumijom tai yra labai paprastai, aš jums sakau tiesiai šviesiai, ateina gigantai, paima viską ir paskiau daro su juo, ką nori. O ką nori, jūs patys suprantat, tiek mumijos nėra, kad visą pasaulį apmaitinti. O čia pasižiūrėjau ir tik tokia, ir visur, šilagit, energija, energy ten, ir taip toliau, ten bullshitas. Tai mes gaunam to mumijos irgi ne stebuklus, bet kažkaip, ačiū Dievui, pasisekė sutikti tuos žmonės, kurie patys renka jį, ten sudėtingi procesai, randa iš tikrųjų ten kalnuose labai nedidelius tokius per plyšius išlindusius lašiukus, ar tada jau lenda ten į tas uolas, tokiu ne labai estetiniu būdu, todėl nėra tos informacijos, žinot, plačiai, kad kaip jis išgaunamas ir taip toliau. Tai vienas dalykas, kad jo nėra tiek resursų, kad visam pasauliu užtektų. Kitas dalykas, labai daug to tokio mumijaus nekokybiško ir pasižiūrėjau čia pas kitus tuos analizės, laboratorinius tuos tyrimus. Tai, žodžiu, toli gražu
kas turėtų būti. Ir dar tos kompanijos privačios irgi ten turi savo niuansų. Tai va, tai toks bus šitas video ir yra kaip yra. Mumijos 25 plus intimas, akmens aliejus 25, plus intimas, bet akmens aliejus būdavo, jeigu ten tarkim daugiau, tai mes susitarėm, kad mes atsiusim ten nemokamai ir panašiai. Tai va, tokia istorija, toks trumpas mano video šiandien ir linkiu visiems meilės, džiaugsmo, gerų emocijų ir turtingų, laimingų akimirkų. Susitiksim kitose video. Iki.